Kaip matosi viskas. Kuku. Kuku. Eik, žiūrėk, kaip matosi. Žiūrėk, koks tai mano mama. Mažiukus. Fu, nevalgyk. Ledas, vanduo, garai. Sveiki, vaikai. Šiandien mes parodysime, koks unikalus yra vanduo. Mes sužinosime, kas yra ledas, kas yra garai, iš ko susidaro debesys, kaip atsiranda rūkas. Dabar atliksime nedidelį eksperimentą. Pripilame vandens į formeles ir padedame į šaldiklį. Kitą dieną išimame iš šaldiklio ir ką randame formelėse? Čia jau nebe vanduo, o ledas. Sušalęs vanduo virsta ledu. Ledas tai kieta vandens būsena. Atlikime dar vieną eksperimentą. Įmeskime ledo kubelius į vandenį. Kaip manai, ledas skęs ar plauks? Skęs. Paskendo? Ne. Plaukia. Ledas yra lengvesnis už vandenį, todėl ledo kubeliai plūduriuoja vandens paviršiuje. Gamtoje, kur labai šalta, galime pamatyti didžiulius ledo kalnus, kitaip vadinamus ledkalniais, kurie plūduriuoja šaltų vandenynų ir jūrų paviršiuje. Oi, rodos, kad šitas ledkalnis lūžta. Žiemą lauke vanduo natūraliai sušąla į ledą. Ledas yra skaidrus, bespalvis, bekvapis. Jis yra kietas, tačiau trapus. Sudūžta kaip stiklas. Turime ledo kristalų. Iš ledo netgi gaminamos skulptūros. O kartais ir visas namas pastatomas. Turbūt būtų šalta gyventi tokiame name. Bandome ir mes pasistatyti ledo namą. Pastatėm ledo namą. Užeikime į vidų. Dabar atliksime dar vieną eksperimentą. Suberiame ledo kubelius į prikaistuvį ir pakaitiname. Kaitinamas ledas tirpsta. Jis vėl virsta vandeniu. Gamtoje ledas ir sniegas tirpsta atėjus pavasariui, kada saulutė vis labiau sušildo orą. Vanduo yra skaidrus, bespalvis, bekvapis ir neturi jokio skonio. Gamtoje vanduo teka upėmis ir upeliais. Telkšo jūrose ir vandenynuose, krenta kriokliais žemyn. O, čia ir vaivorykštė matosi. Vanduo netgi trykšta iš žemės gelmių. Toks iš žemės gelmių išsiveržiantis vandens stulpas vadinamas geizeriu. Kaip smagu varlytei plaukioti vandenyje. Eksperimentuojame toliau. Įpilame vandenį į puodą ir kaitiname. Iš vandens pradeda veržtis oro burbuliukai. Kaitinamas vanduo užverda. Uždedame dabar garpuodį, o virinamas vanduo virsta garais. Garai tai dujinė vandens būsena. Spaudžiant dideliam šalčiui, išsinešėme į lauką vieną puodą su vėsiu vandeniu, o kitą su verdančiu. Pirmiausia, išpylėme vėsų vandenį. O, žiūrėkit, jis tik išsiliejo. O dabar pilam karštą vandenį. Op! O, žiūrėkit, gavome debesėlį. Debesis ir rūkas susiformuoja iš peršalusių vandens garų. Tik rūkas tvyro ant žemės, o debesis plaukia aukštai danguje. Dar vienas eksperimentas. Kaip man patinka eksperimentuoti. Verdančio vandens puodą uždengiame dangčiu. Matome, kaip vandens garai kondensuojasi. Tai yra, garai susidūrę su vėsiu dangčiu atvėsta ir vėl virsta vandeniu. Ir pažiūrėkite, kaip jie laša atgal į puodą. Toks pat procesas vyksta ir aukštai danguje. Atvėsę garai kondensuojasi, tai yra, virsta mažais vandens lašeliais. Ir kai lašeliai tampa labai sunkus, tuomet iš dangaus sulaukiame lietaus. O kaip atsiranda sniegas? Snaigės susidaro lygiai taip pat kaip ir vandens lašai.
iš garų, tačiau oras būna tada daug šaltesnis, juk ir sninga tik tada, kai būna labai šalta lauke. Kokios gražios snaigės. O kas čia dabar? Tai šerkšnas. Kas toks? Tai šerkšnas, kuris susidaro tvyrant rūkui, kai staiga labai atšąla oras. Tada šerkšnu pasidengia medžiai, krūmai, žolė. Kaip gražu būna žiemą lauke. Jaučiuosi kaip pasakoje, balta, kur dairais. Vanduo yra labai unikali medžiaga, nes tik vandenį gamtoje galime rasti visų agregatinių būsenų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gamtoje vanduo būna ir kietas ledo pavidalu, ir skystas, ir dujinis garų pavidalu. Dabar jau jūs žinote. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.